Mes išvažiavom, jis pradėjo giedot chorus. Pasileis. Ты знал, я был. Kokelis ir tiestelis. Na, šiek tiek kuklesnis nei kiti prieš tai buvę turbūt. Yra tam tikros priežastys. Na, kaip visą laiką mes plenerams rengiame projektus, dėja šiais metais Lietuvos kultūros taryba nusprendė, kad toks šio langinių pleneras nevertas. Mums sekėsi labai gerai. Visada, kai 10, tai ne 7. Daugiau intrigas, daugiau pažinčių. Taip pat pasirodys Aušra Vitalienė. Pirma. Ateina sesiula, atneša vainikų. Ateina sesiula, atneša. Tais metais prisimenu, kiek virpulio širdį buvo, kiek neramumo, kaip čia mums seksis, kaip čia bus, kaip čia mes toj tradicijoje ir ar sugebėsim. Taigi padėka 10 Rokiškio langinių tapymo plenero dalyviui Artūrui Stančikui ir dovana. Padėka 20 Rokiškio langinių tapymo plenero dalyviai Dovilei Tomkutei. Taigi dėkoju likimui, kad taip viskas susiklostė, todėl kad būti šio dvaro sienose, ribose, kieme, kažkada čia vaidino mano tėvai, kai dar nebuvo kultūros. Arba ant kažkokios galerijėlės, arba šiaip kažkokio labai unikalaus. Bet buvau labai toks sunerimęs, galvoju, maisto bus kaip visada daug, bet ne tiek daug, kad aš galėčiau būti laimingas. Tai labai dėkingas Gintarui Varnui, kuris pastoviai savo dideliam snape nešdavo skersas mūsų vandeles. Ir ne tik, iš tikrųjų buvo didelis susižavėjimas, ateidavo žmonės iš tos parapijos, žiūrėjo, stebėjo, kaip mes ten labai gražiai tapom ir darom, ir vaikučiai džiaugiasi. Tai iš tikrųjų tai yra toks veiksmas, kuris, na, sutelkė į Oi,